Norim atsikratyti svorio, bet arba rezultatai būna trumpalaikiai, arba jų išvis neturime. Labai didelį vaidmenį atlieka mūsų žarnynas, nes jame gyvena trilijonai bakterijų, o bakterijos gali turėti įtaką ne tik mūsų žarnynui, bet taip pat ir mūsų svoriui. Kai mūsų žarnynas streikuoja, tai kaip minėjau, gali turėti labai didelį įtaką svoriui. Taip pat, žinoma, odos problemos atsiranda, nuotaikų kaita, energijos trūkumas ir suprastėjęs virškinimas ir labai svarbus tuštinimasis. Kai yra sveikas žarnynas, žymiai geriau vyksta maistinių medžiagų įsisavinimas, hormonai geriau gaminasi, jie yra stabilus ir mes neturim jų svyravimo, kuris taip pat hormonai prisideda prie mūsų svorio augimo ir labai sunku yra numesti svorį, taip pat kontroliuojami yra uždegimai kūne ir medžiagų apykaita greitėja. Žinoma, jūs galite sportuoti iki nukritimo, laikytis dietų iki nualpimo, bet yra labai paprasti dalykai, kuriuos reikia tvarkyti. Tai yra tvarkyti savo žarnyną. Ir kai pradeda iš organizmo šalintis visi parazitai, visi negerumai, visos bakterijos su toksinai, išjudinama limfa, žymiai geriau vyksta visi valymosi procesai, mūsų kūne, mūsų žarnyno apykaita medžiagų greitėja, tada ir mūsų svoris krenta, mėlėlį. Taigi, domina žarnyno valymas, organizmo valymas, antivirusinės, antiparazitinės programos, kurios padės jums prieiti prie geresnių svorio metimų rezultatų, nes visos šios merginos, kurios numetė svorį, jos jį numetė ne per vieną dieną. Tai yra darbas su savo kūnu, kuris reikalauja pastangų, atsakomybės, žinoma, finansų. Taigi jums spręsti, ar norite turėti gražų kūną ir numesti svorį ilgam ir apie tai negalvoti, tiesiog mėgautis tuo, ar norite toliau taip ir vargti. Aš renkuosi pirmą variantą, o tu rašyk, jeigu tave tai domina.